Labas rytas. Mūsų retos vis gausėja ir gausėja, labai smagu. Ir nepaisant to baisaus lietaus, neužtvindė jūsų. Manęs irgi atplaukiam. Šiandien kalbėsime apie antrąją čakrą, kuri yra susijusi su lytinėmis liaukomis. Ir šiaip jo sanskrito vardas yra Svadhisthana. Bet, kaip lietuviai gal nelabai ištarė, nors sako, kad 60% sanskrito kalbos yra lietuvių kalboje išlikusi. Tai lietuviai dažniausiai ją vadina seksualinė čakra, nes jinai labai stipriai susijusi su tą seksualinę energiją. Tai šiandien aš apie tai papasakosiu ir apie tai, ir apie daug daugiau. Tai kaip jūs ir minėjau, Svadhisthana čakra, tiesa dar Svadhisthana, verčiant iš sanskrito kalbos saldumas. Tai čia tas gyvenimo saldumas yra. Nuo jos veiklos priklauso, kaip mes, ar saldus mūsų gyvenimas. Ir jinai veikia lytinės liaukas. Nuo šių liaukų, ir apskritai, jinai veikia dar ir žmogaus sugebėjimą jausti ir nuotaikas. Jos spalva oranžinė. Ne raudona, kaip meilės. Meilės irgi sakoma spalva raudona, bet iš tikrųjų Anahata čakra, širdies čakra, yra žalios spalvos. O pirmoji Muladhara čakra yra raudonos spalvos. Ir kaip aš pirmoje paskaitoje sakiau, tai ta spalva yra ne tai, kad spalva, o kaip vibracija, kaip bangavimas, kuris atitinka tos spalvos banga, vibracija atitinka šitos čakros vibracija ir dėl to ir priskiriama ta spalva. Taip pat šita čakra yra susijusi su vandeniu, paskui paaiškinsiu kodėl, nes energija, kuri kaupiasi Svadhisthana čakroje, gali būti trijose buvėse, kaip ir vanduo – dujinėme, skystame ir kietame. Dujinis, garai, vanduo ir ledas. Ir jinai yra susijusi su skoniu. Pirmoji čakra tiesiog kalbėjau apie, kad pirmoji čakra yra susijusi su kvapu. Tai dabar pavasaris, viskas žydi, jau eina į pabaigą tas žydėjimas, tai reikia uostyti kuo daugiau visko, kad paskatintume Muladhara čakros veiklą. O čia skonis, skanauti reikia. Nes saldumasgi susiję, taip? Bidža mantra yra vam. Bidža mantra tai yra tokios trumpos mantros, labai gražų vertimą buvau radusi, kad tai yra kaip sėkla, iš kurios išdygsta visos kitos mantros. Tai tokie trumpi labai žodeliai, kurie aktyvuoja tam tikras čakras. Tai šitos Svadhisthana čakros mantra yra vam. Ir mes per meditaciją dabar ir kartosime. Atsimenu, jūs buvot pirmą čakrų meditaciją, ar ne? Nebuvo, bet šiaip pasiskaičius ir domėjausi. Gerai. Tai va. Ir aišku, kadangi jinai yra, tiesa, dar turiu paveiksliuką, čia galiu parodyti. Jinai yra, pirma čakra yra, nežinau kaip čia ar matysis kas nors. Tai pirma čakra yra apačioj ir maždaug po bamba yra antroji čakra. Ir jums dabar parodysiu, televizijos žiūrovams jau parodžiau. Ir čakros apskritai atrodo tokie kaip piltuvėliai, energetiniai sukūriai, bet tik tai tiek, kad jie čia parodyti tokie kaip piltuvėliai, bet iš tikrųjų jie jungiasi, jie išsiplečia ir visos tas čakros yra tarpusavy labai susijusios. Ta prasme, jų veikimas yra susiję. Jeigu viena neveikia, gali būti, kad ir iš kito šalia gali prasčiau veikti, arba atvirkščiai. Žodžiu, jos labai stipriai susijusios ir jos per tuos piltuvėlius mes ir įmame iš aplinkos energiją, praną. Gyvybinė energija. Taip, ir jeigu tos mūsų čakros prastai veikia, tai tuomet mes iš aplinkos galime maudytis pranos jūroje, bet nieko nepasimti iš tos aplinkos. Ir taip pat visos tos čakros, 7 pagrindinės, jos taip pat įtakoja ir mūsų gyvenimo tam tikras, sritis. Tai šiandien papasakosiu tą Svadhisthana čakrą, kaip įtakoja mūsų gyvenimą. O kadangi jinai yra po bamba, delnas maždaug. Tai jinai veikia lytinės liaukas, kaip ir sakiau, lytinius, apskritai apatinėje pilvo dalyje esančius organus, kryžkaulį, nes matot šitoj, kaip tik jisai. Nes išeina jie abi pusės į priekį ir iš nugaros. Tie piltuvėliai tokie.
inkstai, dubens ertmė, gimda, šlapimo pūslė, kraujotaka, kūno skvyškiai, nes jinai susijusi su vandens energija. Tai šita Svadhisthana čakra, kaip ir sakiau, ten kaupiasi energija ir jinai gali tą energiją turėti 3 būsenas – kietą, skystą ir dujinę. Iš tikrųjų, toj čakroje, ta seksualinė energija, jinai gali būti keliama į viršų. Kažkodėl man su tom paskaitom apie čakras vis man neišeina normaliai pasakoti logiškai ir iš eilės. Gerai. Tai 3 formos, tos energijos. Tai kūrybinis potencialas irgi yra ta pati seksualinė energija. Tik tai, kai idėja mus taip užkaitina, užverda, ta prasme, kaip ta karšta tokia idėja, kai tiesiog mes degam kažkokią idėją, tai tas degimas, ta energija seksualinė užvirina ir kaip garų pavidalo jinai kyla į viršų, iki Višuddha čakros ir tada pasireiškia. Višuddha čakra yra kakle, kaklo duobutė maždaug ties ta vieta. Ir tada pasireiškia kaip kažkoks kūrybinis potencialas, kaip rašyti su įkvėpimu, piešti, dainuoti. Ta prasme, ta seksualinė energija taip jinai pasikeičia į kūrybinį potencialą. Kita forma yra ledas, tai kai jinai sušaldoma, tampa šalta. Tai šita forma pasiekiama dvasinių praktikų metu. Yra, žinote, vienuoliai, kurie atsižadėjo to materialaus pasaulio ir apskritai religijose, bent jau krikščionybėje ir vaišnavų kultūroje, vaišnavų religijoje irgi yra rekomenduojama susilaikyti nuo lytinio aktyvumo per didelio ir paskui aš paaiškinsiu kodėl. Tai tie žmonės, kurie labai užsiema daug dvasinę praktiką, tą seksualinę energiją pakeičia, kaupia ir gauna didelį potencialą, didelės galimybės dvasinių kelių, dvasinio tobulėjimo keliu eiti. Ir žinoma, ta energija kaip skystų pavidalu, jinai yra naudojama giminės pratesimui. Ir tai kai ta energija dvasinių praktikų metu yra paverčiama į ledą, tai jinai leidžia žmogui ilgiau išlikti jaunam. Aš, pavyzdžiui, pažįstu nemažai žmonių, kurie daug metų jau praktikuoja dvasinės praktikas įvairias ir jie tikrai visi atrodo gerokai jaunesni. Aš atsimenu, dvasinis mokytojas toks buvo atvažiavęs į Lietuvą ir aš buvau čia praeitais metais, man atrodo, pedagoginiam universitete. Ir jisai ten kažką papasakojo ir tada klausimai iš auditorijos. Ir viena mergina sako, nežinau kiek metų, bet taip jau tikrai vyresnis, jisai vyresnio amžiaus. Ir viena mergina klausė, sako, kokia jūsų paslaptis, kodėl jūs tokia ilgi oda? Tai tie žmonės, kurie daug meldžiasi, žinoma, gauna ir iš viršaus labai daug energijos gauna, bet ir kurie nešvaisto savo lytinę, seksualinę tą energiją, kurie jos nešvaisto, jie gauna daugiau, ta prasme, jie sukaupa daugiau jėgų ir gali daugiau padaryti. Šita Svadhisthana čakra iš principo siejasi su malonumais, malonumų ieškojimu. Dėl to ir su tuo seksualinė ta energija, tai vienas iš didžiausių malonumų iš tikrųjų, ir skonis, taip pat su skonio receptoriai susijusi, šita Svadhisthana čakra, tai taip pat malonumas, su juslių tenkinimu susijusi. Apskritai džiaugsmo jautimų iš gyvenimo, džiaugsmo jautimų. Jinai normaliai funkcionuodama, Svadhisthana čakra leidžia mums jausti gyvenimo pilnatvę, gyvenimo džiaugsmą jausti. Emocinę pilnatvę leidžia jausti. Mėgautis gyvenimo, pačiu procesu, mėgautis gyvenimu. Jeigu jinai veikia neharmoningai, tuomet, žinoma, būna arba nebelieka gyvenimo džiaugsmo, arba pasineriama kaip tik per daug į didelį tą mėgavimas į gyvenimo džiaugsmu. Tai dabar vėl galime grįžti prie tos seksualinės energijos. Seksualinė energija
yra viena iš tų energijų, kurios labai lėtai atsistato. Jeigu, pavyzdžiui, prana, negyvybinė energija, mes galime atgauti labai lengvai pavalgę, pabuvę gamtoje, apsikabinę medį arba, nežinau, pasivaikščioję jūros krantu, tai seksualinės energijos išnaudoja ją. Mes, jeigu gerai atsimenu, žinau, toks Tursunovas, daktaras Tursunovas, žinomas Rusijos ajurvedos gydytojas, bhakti jogas irgi. Tai jisai sakė, kad seksualinė energija atsistato per 7 dienas maždaug. Tai 7 dienas ir nei pavalgysi nieko, kad jinai greičiau atsistatytų, nei nieko. Tai įsivaizduokit, jeigu žmogus nuolatos pasinėręs į seksualinių malonumų paieškas ir dažnai naudojasi tą energiją, tai jisai ne tik, kad neleidžia atsistatyti tai energijai, bet dar ir eikvoja vidinius resursus. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl religijose paprastai yra ribojamas. Ribojama tai arba skiriama tik vaiko pradėjimui, kaip minimum. Todėl, kad mes išvaistame savo energiją ir silpnėja atmintis. Mes, ta prasme, vidinius savo rezervus mes panaudojame savo malonumams tenkinti. Ir dėl to nebegalime nei dvasiškai vystytis ir apskritai pradedame degraduoti kaip asmenybės. Apskritai tas juslių tenkinimas yra, kuom skiriasi žmogus nuo gyvūno. Aš jau kaip tik, kada čia prieš praeitą savaitę neskaičiau paskaitą apie 7 nelaimių priežastis, iš kurių 2 aptariau, apie geismą ir apie tingumą. Tai geismas kaip tik yra labai susijusi su Svadhisthana čakra, tų malonumų ieškojimų. Dabar mūsų viskas, aplinkui visas pasaulis yra statomas ant to, kad mes tenkintumės, ne? Visa reklama, kad reikia tenkintis ir plus dar visur yra seksas, pradedant plaukams šampūnų ir baigiant, nežinau, jau ten kuom. Nebent vaikiškos prekės, galbūt dar nėra to sekso įdėta. Pažiūrėkit komiksai, visi, animacija kokios ten moteris yra vaizduojamos animacijoje. Kažkada buvau pasidomėjusi, tiesiog kažkaip tai, gal žinot, gal ir jūs matėte, YouTube'e yra toksai filmukas, Rusijoje berods rodyta per kažkokį tai televizijos kanalą, apie panagrinėti animaciniai filmai šiuolaikiniai, kokie rodomi vaikams. Ir kokie Tarybų sąjungos laikais buvo animaciniai filmukai ir kaip ten moteris buvo pozicionuojama tose animacinėse filmukuose. Kai ten, lyčių skirtumai tuose paveiksliukuose nebuvo taip akcentuojami kaip dabar. Ir tas seksualumas ir priešingos lyties tas traukimas, viliojimas seksualiai irgi nebuvo taip akcentuojama kaip dabar. Ir dabar visos tos dabartinės mūsų kultūros pasekmė yra ta, kad maži, va čia irgi praeitą paskaitą sakiau, kad mane tikrai, bet privertęs susimastyti kaip antrokų mokytoja, kuri veda ir fizinio lavinimo pamokas, sako, kad mergaitės nedaro kai kurių raumenų tempimo pratimų, nes tai joms asocijuojasi su lytinio akto pozomis kažkokiamis, antrokė mergaitė. Tai čia verčia tikrai susimastyti, kur mes einame ir ką mes čia darome ir kodėl mes taip darome. Ir apskritai tų juslių, žinote kokios juslės, ne? Išvardinkit. Parašysiu pažymį. Skonis, rega, klausa. Šaunuolė. 10. Šaunuolė. Valio. Taip, tai tų juslių tenkinimas mus veda į degradaciją apskritai, todėl kad kom tada mes skiriamės nuo gyvūno? Niekom. Nes gyvūnas jisai savo juslių nesugeba valdyti. Jeigu jisai nori daugintis, pas mus kieme dabar 3 kalytės rujoja. Tai vargšas mano guzikas ir vargšė aš, nes mane... Susilaikyti guziką. Kaip jam susilaikyti, tikrai. Kažkaip išugdyk. Tai gyvūno neišugdysi. Žmogus gali save kažkaip tai kontroliuoti ir laikyti, valdytis. Iš kur mes žinom, pavyzdžiui, kad gyvūnas neturi intelektą? Iš kur mes galim žinoti? Jisai turi protą. O intelektą? Intelektas yra tas organas, kuriuo mes juslės savo valdome arba nevaldome. Pažiūrėk, pavyzdžiui, kiek yra nusikaltimų seksualinių pagrindų padarytų iš aistros. Tai kom čia žmogus, intelektas veikia. Jeigu jisai kiek karų prasidėjo dėl to.
Dėl geismo. Ir Taip. dėl religijos. Ir dėl religijos, taip, ir dėl religijos. Bet dėl religijos ne dėl tiek pačio tikėjimo, kiek dėl ambicijų, dėl ego. Dėl puikybės, dėl godumo, dėl noro užsidirbti. Nes kur karas, ten yra pinigai. Taip. Taip, bet grįžtame, ne, prie šitos mūsų Svadhisthana čakros. Tai va, tai dar, kadangi tai susijęs su tuo, seksualumu, iš tikrųjų, plačiaja prasme, galima tą seksualumą įvardinti kaip žavesiu. Tai va, pasižiūrėkit, pavyzdžiui, kodėl žvaigždės televizijos gal net ne visai nei charakterio puikaus, nei ten kažkokių dorybingų savybių turi, nei išvaizdos kažkokios turi, o labai traukia visas. Dėl to, kad pas juos gerai veikia Svadhisthana čakra. Svadhisthana čakra yra, kaip čia, žinot, tas magnetizmas, kai traukia žmonės. Tai čia yra būtent dėl jos veikimo. Jeigu jinai gerai veikia, tai mes esam žavingi, mes traukiam visus. Ir tai nebūtinai priešingai lytį, mes tiesiog mes esam kupini žavesio, patrauklumo tokie, neatsispiriami, žavingi. Nesvarbu, ką darom, ar nosį krapštom, ar ką mes ten darom, bet vis viena mes labai patrauklus esam, bet tas patrauklumas yra Svadhisthana čakros veikimas. Bet vėl, kaip atsakiau, kiekviena šiaip čakra turi savo pliusų ir savo minusų. Visos tos 7 pagrindinės čakros turi visokių tokių dalykų, nukrypimų. Ir tik tai, kai čakra veikia normaliai, iš tikrųjų, harmoningai, tada mes galime gauti visas jos teigiamas savybės. Tai jeigu šitas Svadhisthana čakra veikia normaliai, tai mes ir kūrybinį potencialą galim savo išnaudoti, pakelti viršų tą seksualinę energiją ir išlieti ją kaip kūrybinį potencialą. Tai ta kūryba nereikia būti dailininku ar rašytoju, ar nežinau, poetu kokiu nors. Galima tą kūrybinį potencialą pritaikyti ir kasdienime gyvenime, gaminant, kepant blynus, pavyzdžiui, šeimai. Ir, pavyzdžiui, dėti ten, nežinau, bananą vietoj obuolio. Čia kaip pavyzdžiui, belia ką aš dabar sakau, bet tas kūrybinis potencialas mums leidžia, tinkamai panaudotas kūrybinis potencialas mums leidžia lengviau spręsti kasdienės problemas. Žinote, posakį anglų kalba, think out of the box. Galvoti išėjus iš dėžutės. Esam dėžutėje ir galvoti iš jos ribų išėjus. Išėjus iš tos komforto zonos, iš tų ribų kažkokių, iš tų standartų. Tai ta Svadhisthana čakra leidžia mums tą daryti, leidžia kūrybiškus sprendimus priimti. Turiu paklausti? Ne. Gerai. Kaip atrasti tą balansą, kaip žinot, kad čia yra normaliai ir ne per daug ir ne per mažai? Kaip žinoti, ar tavo harmoningas gyvenimas ar ne? Ar jauti gyvenimo džiaugsmą, ar tavo gyvenimas yra vien malonumų paieška? Ar iš viso nejauti gyvenimo džiaugsmą? Ir esi nelaimingas? Jeigu tas neturi išugdyti intelektą, tai jam tas malonumas bus atrodo normalu. Per didelis malonumas. Taip, bet jie ir neateina iš tas paskaitas, supranti, ir neklauso per YouTube. Nes, supranti, negalima taikyti vienodų standartų visiems. Žodžiu, pats žmogus turi jausti balansuoti. Taip, nes, kas yra mūsų viduje, niekas kitas negali pasakyti, tik mes patys galime išjausti. O mes dažnai neskiriame tam dėmesio, kad pajausti, kaip aš čia jaučiuosi. Kas man yra ir kas čia. Tai va, tas Svadhisthana čakra, jinai leidžia mums įvertinti akimirkos grožį. Ta prasme, žavėtis. Ką? Tai čakra? Taip, akimirkos grožį leidžia įvertinti, pajausti. Net neįvertinti, vertinti gal ir kita, bet pajausti akimirkos grožį. Tai aš pradėjau jausti tada. Valio! Taip, bet va čia yra dar momentas. Dabar pasakysi minusą, ne? Ne. Taip, tai va dabar čia pliusai, harmoningai veikiančios čakros pliusai ir dabar minusai. Tai jinai gali įtakoti prisirišimus įvairius prie žalingų įpročių, bet kurie teigia malonumą, tokie kaip rūkymas, gėrimas, narkotikai, azartiniai žaidimai, per didelis mėgavimasis seksu. Nes čia tą pusiausvyrą yra labai svarbu surasti. Tuo aš šiandien surasiu tą vietą, kur čia rašiausi.
tie žmonės, pas kuriuos yra dominuojanti čakra svadhisthana, jie kaip tik gyvena vien savo jausmais. Jie labai jautrus, nuotaikos labai keičiasi. Čia yra Svadhisthano čakros išėjimas iš normos, per daug veikianti. Tai negali atsisakyti savo kažkokių tai silpnybių. Šokoladas, pavyzdžiui. Taip? Saldumynai. Kiek pažįstate tokių moterų? Save pažįstate. Aš pati, dabar kaip sakėt, tos nuotaikos, tas toks ir jautrumas labai būna padidėjęs kartais. Tas tai tikrai man pati tą jaučiu, tai nežinau, kaip čia reikėtų su tuo. Tai aš papasakosiu, kaip su tuo. Tai šita čakra, sakau, yra gera, kai jinai funkcionuoja normaliai. Tada jinai ir padeda mums ir apskritai ne dvasinio tobulėjimo keliu eiti, jeigu mes norime. Nes kaip mes galim dvasiškai tobulėti, jeigu mes nejaučiam džiaugsmo. Taip, jeigu mes nesigrožim visą Dievo kūrinyje, jeigu depresuojam. Ir taip pat mes negalime eiti dvasingumo keliu, jeigu mes vien tik tai apie savo malonumus galvojame. Kai nuotaikos keičiasi vieną akimirką, vienai jaučiamės po 3 minučių, kitaip. Ne? Ir vėl, čia dar prie kūrybiškumo noriu grįžti. Šita čakra taip pat yra labai susijusi su mūsų kūrybiškumu. Nors tarsi atrodo, kad neturėtų būti susijusi tik tai su seksualinė čakra, kaip ir pavadinimas diktuoja kaip ir tokį įspūdį, kad čia tik tai su malonumais kūniškai susijusi. Bet šita čakra labai stipriai susijusi ir su kūrybišku tuo potencialu. Kaip sakiau, kad karštai kažkokia degant idėja uždega idėja mus kažkokia, tai ir ta energija kaip garai pakyla į viršų ir išsilieja kaip kūrybinis potencialas. Bet dabar vėl čia su to kūrybiškumu, kodėl dailininkams arba ten kažkokie menininkams, kompozitoriams pavyksta kažkokį kūrinį arba net ne vieną kažkokį šedevrą sukurti, o paskui nepavyksta. Nes šita čakra yra, ta prasme, nebūtinai šita čakra, bet apskritai tas kūrybinis potencialas yra blokuojamas ego. Nes kai žmogų aplanko sėkmė, jisai pradeda galvoti, kad tai yra jo nuopelnas ir pamiršta, kad galbūt tai yra kažkoks tai įkvėpimo šaltinis iš išorės atėjo. Ir, tai to žmogaus nuopelnas tik tas, kad jisai tinkamai tą įkvėpimą panaudojo, išliejo. Buvo geras įrankis. Nes mums yra svarbu jausti viską, kas aplinkui yra, save jausti, bus stebėtojais tokiais gerais. Ir atėjus tinkamą momentą, būti gerais įrankiais. Tam įkvėpimui išlieti kažkokiam. Tai taip ir būna, kad sukuria kažkokį, tarkim, nupiešia paveikslą ir paskui daug metų jisai neturi įkvėpimo kažkokio, tai čia reiškia, kad jisai ego kažkaip išaugo, užblokavo, ta prasme, tą... Tai gali būti įvairūs dalykai, gali būti taip, kad tiesiog neteina daugiau įkvėpimas, bet gali būti taip, kad